neretai, labai neretai ir ne tik krepšinėje, bet ir daugelėje sporto šakų kompensuoja tai, ko kur nors trūksta. Kovingumu galima pasiekti daug, jo labiau, kad ispanai šiame čempionate kol kas ne tai, kad nerodo čempioniško žaidimo, bet kažkaip bent jau iš šalies jau ne pirmą kartą. Šiandien galbūt kiek mažiau, bet įspūdis susidaro toks, kad nelabai jie ir stengiasi. Daug ginčiasi su rungtynių arbitrais, kur kas mažiau kovoja. Bet šiandien prieš Lietuvos rinktinę ispanų gynyba tikrai atrodo gerai. Markas Gazolis savo grįžimo į aikštelę pažymi netaiklių metimų. Ir vėl Robertas Jevtokas atstovėjo gynyboje be pražangos. Martynas Pocius nardo ir toliau tarp dviejų Ispanijos krepšininkų pranėrės dabar uždirba pražangą Juanui Karlosui Navarro. Ir štai čia jau ketvirtoji Ispanijos rinktinės pražanga šiame kėlinyje. 4 pražangas turi ir Lietuvos rinktinė. Linas Kleiza grįžta į aikštę. Jo sąskaitoje kol kas 2 taškai. Rezultatyviausias Lietuvos komandoje. Simas Jasaitis 5 taškai. Ispanijos rinktinė 5 taškus pelnė Rudy Fernandesas, 6 Jorge Garbajosa, Robertas Jevtokas. Nežinau, reikėjo dar papildomai mušti kamuolį ten ranka, bet Linas Kleiza taip pat šoka greičiau ir aukščiau už visus varžovus. Nepavyksta pataikyti Linui Kleizai. Dar vienas atkovotas kamuolys. Ir dar kartą pavyksta nusimti kamuolį Simui Jasaičiui. Gaila, kad nesiseka, bet tas nesėkmės Lietuvos rinktinė kompensuoja atkovotais kamuoliais. Varžovai, tarp kitko, pagal atkovotus kamuolius vieni iš blogiausių šiame pasaulio krepšinio čempionate ir varžovams suteikia pakankamai papildomų antrųjų šansų patys savo jų beveik nesusikurdami. Tačiau Lietuvos komanda nei vieno iš tų papildomų šansų neišnaudojo ir viskas vos nesibaigė. Štai taip. Juanas Karlosas Navarro turi pasitenkinti 2 baudų metimais, bet nepaisant įnirtingo Lietuvos rinktinės bandymo imti vieną kamuolį po kito po ispanų krepšiu, tai vis tiek nepavyko įmesti. Įmesti reikia. 30% taiklumu kol kas meta Lietuvos komanda, ispanai 48. Kalbu apie žaidimus, apie metimus iš žaidimo. Juanas Karlosas Navarro nepataiko nuo baudų metimų linijos. Nepataiko vieną kartą, 27-19 sužaidus pusę. Pusę antro kėlinio. Martynas Pocius. Perdavimas ko gero buvo Robertui Jevtokui, tačiau nuspėjo iki Simo Jasaičio. Ir antrą kartą nepraėjo, o čia pražanga Mantui Kalniečiui. Nenori sutikti rungtynių arbitras su šiuo sprendimu. Mantas Kalnietis nenori sutikti su arbitro iš Jungtinių Amerikos valstijų sprendimu, tačiau šalia stovėjęs Luidžis Lamonika perspėjo, jog ginčytis ir štai taip reaguoti į teisėjų sprendimus yra negalima. Būtent už panašią reakciją gavo techninę pražangą Rudy Fernandesas mače su prancūzais. Jis tada užsiėmė taip už lūpų ir išbėgo už krepšio. O Martynas Pocius gauna pastabų nuo Kęstučio Kemzūros. Jo klaida buvo paskutinė. Sunku, iš tikrųjų sunku žaisti prieš Ispanijos rinktinę, kurios gynyba judri ir visą laiką reikia įtemptai judesyje ir veiksme nepamesti galvos ir priimti teisingiausią sprendimą, tą, kuris leistų rezultatyviai užbaigti ataką arba bent jau leistų susikurti progą tai atakai. Robertas Jevtokas. Simas Jasaitis, Rudy Fernandesas išlenda per Jevtoko užtvarą. Linas Kleiza, jo metimas iš 3 taškų zonos pataiko. Linas Kleiza prieš Jorge Garbajosa iškeltą ranką ir mažina ispanų persvarą iki 6 taškų. 28-22. 6 taškai, tai ne 13. 4 minutės ir 5 sekundės lieka iki antrojo ketvirčio pabaigos. Navarro bando pasitaisyti savo pataikymo procentą ir jam taip pat pavyksta pataikyti iš toli. Juanas Karlosas Navarro. Pirmasis taiklus jo metimas šiandien iš tolimos distancijos ir pražanga Juanui Karlosui Navarro. Pražanga, kuri siunčia prie baudų metimų linijos Tomą Delninkaitį.
Paulius Jankūnas ir Jonas Mačiulis pasirodo aikštelėje. Dabar jau Paulius Jankūnas mėgins leisti atsikvėpti Robertui Jevtokui. Be jo labai sunku atsilaikyti gynyboje Lietuvos komandai. Būtų gerai, jog Paulius Jankūnas dar pridėtų ir agresyvumą baudos aikštelėje ne tik tai po mūsų krepšių, bet ir varžovų aikštės pusėje. O Tomas Delninkaitis pataiko nuo baudų metimo linijos. Taiklus ir antrasis baudos metimas. Tomo Delninkaičio sąskaitoje 4 taškai. 31-24. Priekyje Ispanijos rinktinės. 7 taškų skirtumas. 3 minutės ir 40 sekundžių. Ir vėl Robertui Jevtokui palikus baudos aikštelę. Iš karto to naudojasi Ispanijos komanda. Atiduodama kamuolį dabar Markui Gasoliui. Ir šis labai jau lengvai, labai jau paprastai pelno 2 taškus. Jeigu viskas bus taip paprastai, žinoma, ispanai tą bandys kartoti vėl ir vėl. Paulius Jankūnas atsitraukė prie 3 taško linijos. Štai čia Pauliaus Jankūno kompensacija. Jis pabandė išsivilioti iš baudos aikštelės Marką Gasolį. Šis neišėjo ir buvo nubaustas dėl to, kad Paulius Jankūnas pataiko iš toli. 33-27. Lieka 3 minutės iki šio ketvirčio pabaigos. Rudy Fernandesas. Ir prasižengia Paulius Jankūnas, o gaila, buvo likusios tik tai 5 sekundės ispanų atakai. Ir Lietuvos komanda turi daugiau nei 4 pražangas, taigi Rudy Fernandesas meta 2 baudos metimus. Rudy Fernandesas šiandien 5 taškai. Ir nuo baudų metimų linijos Rudy Fernandesas kol kas nemetė. Jis šiaip trečias pagal rezultatyvumą Ispanijos rinktinėje. Navarro 17,5, Markas Gasolis 15, Rudy Fernandesas įmetė 12,5. Tai yra rezultatyviausias trijo, po to seka Felipe Reisas, Jorge Garbajosa ir Rikis Rubio. Tačiau nei vieno iš jų vidurkis neviršyje 10 taškų. Sumeta abu baudos metimus Rudy Fernandesas ir Mantas Kalnietis. Pradeda Lietuvos rinktinės ataką. Jonas Mačiulis. Mantas Kalnietis. Sudėtingas metimas, aukšta trajektorija. Pavyksta bendromis pastangomis atkovoti kamuolį Lietuvos rinktinei. Kleiza, aukšta trajektorija, 2 taškai, 35-29, vėl iki 6 taškų. Mažėjantis skirtumas ir vėl nepatenkinti Ispanijos rinktinės trenerių veidai. 2 minutės ir 19 sekundžių iki antro ketvirčio pabaigos. Fernandas San Emeterio. Jorge Garbajosa. Jo reidas į baudos aikštelę ir taiklus metimas. Niekas nekilstelėjo rankos prieš Jorge Garbajosa, o tiesiog reikėjo tai padaryti. 2 minutės. 2 minutės lygiai lieka iki antro ketvirčio pabaigos. Ketvirčio, kuris yra sėkmingesnis nei pirmasis. Linas Kleiza. Atšok nuo varžovų ir dar 2 Lino Kleizos taškai. Įsibėgėja po truputėlį Lietuvos rinktinės lyderis. 9-asis Lino Kleizos taškas, jis rezultatyviausias Lietuvos komandoje. Arčiausiai jo Simas Jasaitis 5 taškai, 31-37. Vėl tie patys 6 taškai ir pražanga Pauliui Jankūnui prieš Marką Gasolį. Būtų įdomu, žinoma, pasižiūrėti pakartojimą šio epizodo. Ir Lietuvos komandos gretose debiutuoja Martynas Andriuškevičius. Tai yra jo debiutas ir tai yra paskutinis krepšininkas, kuris iki šiol nebuvo sužaidęs nė minutės šiame pasaulio krepšinio čempionate, bet dabar tikrai turėtų sužaisti, ko gero, tą minutę ir 36 sekundės, kurios liko iki antro ketvirčio pabaigos. Ir belieka tik tai Martynui palinkėti sėkmės, dėl to, kad debiutas tikrai ne pačiose lengviausiose ir ne pačiose paprasčiausiose rungtynėse. Jo varžovas aikštelėje dabar yra Markas Gasolis, pataikantis 1 baudos metimą iš 2. Mantas Kalnietis. Delninkaitis. Mačiulis. Gražiai įmetė kamuolį Linui Kleizai. Mantas Kalnietis. Lietuvos komanda pradeda atrasti šiokių tokių skilučių Ispanijos rinktinės gynyboje. 38-33. Rikis Rubio.
Rudy Fernandesas, Markas Gasolis. Nereikia prasižengti ir negalima, žinoma, praleisti Marko Gasolio, o jis praėjo pro galinę liniją ir pelno 2 taškus. Tai kol kas prieš Marką Gasolį. Apsiginti gali tik Robertas Jevtokas, Jonas Mačiulis, jo metimas iš toli netaiklus, Linas Kleiza. Ir žingsniai fiksuojami Linui Kleizai. Nepadėjo Lino Kleizos ginčas su rungtynių arbitru. Fernandesas. San Emeterijoje ir vėl viskas tas pats. Kamuolys siunčiamas į baudos aikštelę. Ten jau dabar dviguba gynyba prieš Marką Gasolį. Šį kartą jį pasiteisina dėl to, kad varžovai nepataiko iš toli. Tomas Delninkaitis. Jonas Mačiulis. Mantas Kalnietis ramiai. Galima dabar jau išsirikiuoti dar 12 sekundžių Lietuvos rinktinės atakai. Ir Manto Kalniečio metimas. Andriuškevičius atkovoja kamuolį ir pelno 2 taškus. Šaunuolis Martynas Andriuškevičius. Lietuviai mažina skirtumą iki 5 taškų. Ispanai prašo minutės pertraukėlės. Artėja pabaiga Ispanijos rinktinės minutės pertraukėlė. 10 sekundžių su pusė lieka varžovų atsakymų šiame kėlinyje. Lietuvos komanda mažina skirtumą iki 5 taškų ir iš esmės išlygina šios dienos rungtynių patį žaidimą. Rezultatas dar nelygus, bet žaidimas jau yra lygus ir vienas skaičius galėtų tai labai aiškiai iliustruoti. Jeigu pirmajame kėlinyje Lietuvos komanda pralaimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių, tai šiame laimi apskritai. Dabar rezultatas yra 22-14 ir pagal kamuolius atkovotus po varžovų krepšiais 10-2. Tačiau štai šios